Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Nu ką draugai, Kauno marios. Bandysim pagauti karosą. Bandymas numeris be skaičiaus. Atvažiuoju, tai karšių prigaudau, tai nieko nepagaunu. O šiandieną, va tokia diena. Nežinau, tiksliau sakant, vakaras. Pagaliau aš išsiruošiau ant vakaro, aš visą laiką stengiausi pagauti dienos metu tos karosiukus. Nesigavo, nepavyko nei vieną kartą iš tikrųjų. Tai va dabar sukandau dantis, atvažiavau pakankamai vėlai, po darbų jau, ką mes turime 20:46. Tai va, prasijaukiname, užsijaukinam taškus, pabandysime pagauti dviem būdais. Ant gyvų ir ant metodą. Tai va, du stiliai ir kažkiek tai pasėdėsim porą valandėlių patemus. Ilgai nebūsiu, tikrai aš nesiruošiu per naktį sėdėti, ne mano sveikatai ir ne mano noram, visiškai tas dalykas netinka. Žvejyba turi teikti malonumą, taip kad, nežinau, iki 10, iki 11 gal pabūsime ir namo. Viskas, einam, sėdim, bandom, gaudom. Nu ką, draugai, jaukas paruoštas namuose, kad greičiau viskas vyktų. Matote, va, fižlymo marcipanas ir karamelka. Na ir pastančinas, mano mylimas. Bet šį kartą jokių džiūvėsių nedėjau, nieko. Marcipanė yra ten truputėlį spalvotų džiūvėsėlių įdėta. Aš manau, čia užteks, nes mes darysim kitą fintą. Česnakinės pelėtės delfino. Ir lašiša ir vienas geras gyventojas toksai. Tai va, pelėtės paruoštos. Čia komplekte būna bailiukų, būna skystis, įdėjai skystį, išpurti, pasiruošė viskas. Tai šitaip ant greičio. Taip, česnakinės pelėtės kada. Negailėdamas į jauką. Oplė, prasimaišau truputėlį. Marcipanas su česnaku, man kažkodėl atrodo, kad tandemas čia turėtų būti geras. Paviršutinėse sluoksniuose, matote. Litras ziko. Papilsim mes čia jų. Nu taip, šita šryklas. Disietka į tašką. Kadangi gaudysim patamsę, taškam laikyti tikrai. O, čia dar pasistengti reikės. Stipriau mesim dabar. To imsim sunkesnę šėryklą, man šitą per lengva. Per didelis atstumas su tokiu 3,60 katukas Browning Špera. Čia mano reoritėtinis kotas. Antikvaras, labai smagus dalykas. Jis tikrai neskirtas tokiam tolimom distancijom veikinėti. Tiksliau sakant, nu kaip, jį reikia pakankamai apkrauti. Viskas, 55 gramai šėrykla, didesnė, didesnė. Reikės daugiau sumesti tik tai dabar, aišku. Štai va tokio tūrio šėrykla. Dabar jau turėtų jinai šauti. Truputėlį jauką reikia dadrekinti. Easy. Tai va, žodžiu, apie tai, kaip užmesti. Visą laiką reikia pataikyti, ta prasme, tai nėra taisyklės tokios, kad paimėt kotą, užsidėjot 50 gramų ir šaunate ten toliausiai. Ne, tai priklauso nuo koto. Kiekvienas turi kotą savo apkrovimą. Ta prasme, vienam kotui, kad jisai šautų, reikia pakrauti, sakykime, net 70 ar 80 gramų šėryklą uždėti ir tada jisai ir pats šauna, meta. Kaip ir šiuo atveju, 30 gramų šėryklytė plus jaukas nepavažiavo. O va, 55 gramai plus jaukas. Net nepersistengdamas metu ir damet. Čia laisvai damešiu aš
dar kokią gerų 10 metrų tikrai nesunkiai. Tai va, jeigu matote, kad nedametat, dar jeigu tolimom distancijom mėtyti, tai gal reikėtų rinktis, sakyčiau, netgi yra Windowsai, yra kulkos, jos geriau skrenda negu šulinukas, bet irgi užsidėjote 50 gramų, ten daleiskime, nežinau, 50 metrų, ant koliuko atsižymėjote, užmetėte, nedametėt, pakeiskit šaryklą, pasunkinkite 10 gramų. Nedametėt, dar 10 dadėkite. Ir tikrai damesite. Reikia pasiekti tą ribą, kada jau kotas pats į savęs meta. Aišku, yra arklių tokių, aš pažįstu žmonių, kur ten pasiema belė kokį kotą, kai drožia muskulingi bičiai tokie. Bet vėlgi, su minkštais kotais yra sudėtinga užmesti, kotas tolimesnis galėtų būti tolimiem metimam jisai griežtesnis iš savęs ir didesnio užmetimo, sakykime. Čia pas mane 70-ukas, tai jam plius minus, taip sakykime, 70 metrų, tai jau čia riba. Jau su jo 80 aš tikrai nesikankinčiau, nevargčiau ir nemėtyčiau. Tam yra pasiėmė 390 kokių 120 arba bent jau 100 ir šaudai. Galima ir 150 naudoti. Tai va, tai trumpa truputėlį pamokėlė apie kaip užmesti toliau. Aišku, rytė turi būti atitinkama didesnė, nereikia rinktis ten 2-3 tūkstančių. Nueinamumas turi būti normalus. 5-6 tūkstančių rytelės, vėlgi pagal gamintoją priklauso. Gerai, įmam užsikūrėm savo metodą. Labai patogu, kai būna metodinė šėrykla su šiaudeliais, o tada galima taip transportuoti patogiai ir galima be problemų paskui užsidėti normaliai šėryklą ir gaudyti. Nedidelę deduosi. 60 gramų, kad patogiau mėtyti būtų. Česnakėlis. To sutems, kažką ryškaus reikia dėti. Taukštą. Dėsim pelėtės. Lašišo skonio. Bandysim visokių variantų ir česnakinius, paskui pabandysim, važiuosim, kas čia suveiks. Oplę. Ir dar česnakėlis, skystas dūmas. Bumt. Ant vafteriuko ir važiuojam į tašką. Opa, va toks grožis. Tada oplę. Ten. Labai lengvas metimas, nes iš rankų kotą išplėštų, jeigu normaliai šaučiau. (21:37). Galima sakyti, pradedam žvejybą. Delfino tinginio pančio kabliukai, 0,14 mm storio, metro ilgio, 12 numerio kablys. Va toks geras patiekaliukas. Kas kiek laiko permetimus daryti? Su metodu kas 15 minučių, o su šito gal tą patį intervalą palaikau. Pradžiai kas 10 minučių. Ok? Pilna šėrykla gėrybių. Pasiskandinam valą, nors čia gilio nėra daug. Čia sėkliai, sėkliai.
Dabar reikia gaudyti, bandyti karosą pagauti sėkles. Žūklės prekės žvejokelias.com. Žūklės prekės žvejokelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideriai žvejokelias.com. Parodyk veidą savo jaunuolis. Taip, karšiukas. Mažiukas karšiukas. Į karšį net nepanašu. Nu kaip nepanašu. Forma karšio, slidus, nargliuotas. A tu čia, broli, taip kablį mano įrijęs. Nematau net kablio. Paleidimas. Žodžiu, žiaukintas taškas atnešė žuvies, bet ne tos, kokios mums reikia. Boiliukas kol kas tyli. Taip, slieko nedėsim. Mes supratom, kad ant gabalo slieko ir ant dzikelių kimba karšelis. Dėsim daug dzikelio. 3. Šiauko įmam, kad būtų su kvapeliu. 4. 5. 6. Užteks 6. Toks jaukas normalus, ne? Masaliukas, atsiprašau, masalas. Jaukas tai iš želyklą eina. O čia toks. Taip, kiek laiko praėjo. Jau laikas ir metodą permesti. Ir šitos cirkus visus net nepajaučiau, kaip suvibravo laikrodis po 15 minučių. Čia negerai, vėjas pradeda pūsti veidą. Aš pirmą mačiau tokį vieną bait. Sakau, gal per valą praėjo. Labai sunku komentuoti tokį bairį. Čia vis dėlto karšiukas. Eite. Nu va. Pradžia yra. Žiūrėsim, kas bus toliau. Nu, chebra, lyt pradėjo. Ir mes turim kažkokią tai žuvį ant kablio. Jeigu pasiseks čia man iš po to skėčių ištraukti. Nelabai suprantu kas. Ant metodo. Paėmėm ant metodo. Nesuprantu, kur čia jinai randasi. Blin, patamsi, po skėčių. Nu nesąmonė. Kažkas nemaža, bet tai kur tu tenai? Nuėjo iš šono, gali būti karosas. Gali būti. Nematau. Nu, metodas gal nenueis. Yes. Karosas. Nu, va, pirmą karosą turime ir ant metodo. Geras karosas. Čia. Nesuvaldau šio. Opa, yra. Koks įdomus. Ilgas. Žiūrėkit. Ant boiliuko česnakinio ir pelėtės salmon. To jaunuolis jūs išvadosiu čia iš to kablelio. Ne taip ir lengva, a ne?
Kieti reiks nusim, bet jau lyg ir praėjo tas lietus. Nu va. Nu va. Pirmas ant metodo. Taip. Oi. Nekenčiu patamsiu žvejoti. A ką daryt? Jeigu tik tai patamsiai ima. Gerai, kad ant metodą už... Ai, boiliukas, žinot koks buvo? Muscle Spice. Toksai kriauklės, kvapas kažkoks keistas. O spalva kokia buvo, aš jau net neatsimenu, geltonas. Taip, atsimenu, gerai. Štai va tokia. Štai va toksai. Geltoniukas. Man čia vienas bičas pasakė, sako, prieš savaitę gaudė ir būtent ant šitų labai gerai kybo naktį karosai. Nu tai pabandėm, o ir pirmas karosas. Prieš tai česnaką bandžiau, nieko nebuvo. Vieną kitą spalvą, nieko. Ir va šitos palėtis. Ir išlaukimas buvo pakankamai toks ne per ilgiausias, sakyčiau. Dabar 15 minučių pasibaigė, tai net nežinau, 10-12 minučių buvo iki tol, kol užkybo. Skystas dūmelis buvo. Chocolate banana. Saldumėlio tokio, skanumėlio. Pokšt, atrodo, nesiliša visai, ne? Kažkokia mikros varvelė ir skanumėlis. Bet jisai gal vizualinį efektą duoda, sakykime, daugiau. Nes dūmelis taip pasklinda, skonis ir kvapas. Oi, čia bus cirkų, man tam patamsi mėtėti, tai žiauru. Tarp kitko, galiu papasakoti naujas taisyklės. Pagal naujas taisyklės dabar Kauno mariose galima imti karosų, plakių ir kuojų, kiek tik tai norite. Pagavote ir imkite ir neškitės. Nėra limito, nėra 5 kg limito. Karšiams ir visai kitai baltai žuviai kaip ir yra limitas, o plakiui, karosui ir kuojai nebeliko limito. Mokslininkai mūsų nustatė, kad čia to žuvies, kai dumbla, tik tai kaip tą dumblą pagaut, nelabai įsivaizduoju. Čia reikia užsirauti labai stipriai, nes tikrai nekimba taip labai viskas čia paprastai. Nei ta koja, nei tas plakis, nei tas karosas. Nu, jiem geriau žinot. Jiems geriau žinot tą visą reikalą. O ką? Ai, pamiršau. Pim. Išlaukimas 15 minučių. Pabandžiau uždėti kukurūzą dabar su dzikeliais. Ant kablio pasižiūrėsim, kas bus. Nes dzikelius taso, labai stipriai taso smulkmė. Tai greičiausiai nedideli karšiukai. Kadangi mes ant bailiuko geltono pagavome karosą, pabandome uždėti kukurūziuką. Gal ant kukurūziuko ims? Kukurūziuką šiaip myli visi. Nu ir ką, ir laikas jau patikrinti metodą. Kažkokie buvo patempimai, patraukimai, porą kartų ir nieko. Ir be užbaigimo gali būti, kad bailiuką pavagė. Būna ir taip.
O taip ir yra. Bailiuko nėra, nes buvo, sakau, gražus toks užlenkimas. Ir kažkaip tai sugebėjo jie man pavogti ir neužsikirsti. Nu, kažką turim ant gyvų masalų. Nelabai eina supras, kas per žuvis. Kukurūzas ir 3 zukeliai. Kyla įtarimas, kad vėl bus karšiokas. Taip, hebra, karšiokas. Ir vėl nedidelė išmera. Tik čia. Tik kad gražų kibimą davė viskas. O naudos iš tavęs, karunali, mes čia atvažiavome ne tavęs gaudyti. Mes tų karšiukų galim normaliai pažiūrėti ir normalesnių, aišku. Čia toksai. Iškart į balą. Ir ką dabar daryti? Negerai, taške pilna to karšiuko. Ant jauko jisai susirinko. Turėjau ant metodo dar vieną kibimą. Nerealizuotas. Patraukiau truputėlį, žolės blim ir ten pasitasė ir dingo. Net negaliu pasakyti, kas per žuvis. Bet buvo galinga žuvis. Ir kas čia bus per žuvis ant gyvų. Karšis tokius smūgius duoda, bum. Šitas keistai kažkaip tai pareina. Tai pamatysim, bet greičiausiai karšys. Eik tu savo. Ir vėl tas pats. Nu, gal truputį didesnis. Žodžiu, ant gyvulio kimba karšiukai. Nu, sutemus naktį, tai norėtųsi jau jų didesnių, o čia tokie. Septyni dzikeliai. Ir vis tiek karšelis. Nu, beveik 12 valandų, aš nežinau, ar aš čia ilgai sėdėsiu. Dar keli metimai, jau žmonės įsilaksė, nepasigauna. Nu, neaktyvus karosas. Nu, neaktyvus ir ką daryti. Nu ką, draugai, viskas, baigiam savo pasirodymą. Nu, toks pasirodymas, ne kažkoks iš tikrųjų buvo. Ką, vienas karosiukas ir keli karšiukai. Perlaukiau, perbuvau, iš tikrųjų, planas mano buvo trumpesnė žvejyba. Po 12-16 minučių. Viskas, įsitraukiam tą vieną karosiuką parazitą, pasižiūrim, nebučiuosim negražus, paleisim. Sėdas toks, kad tilptų kalnas karosų. O turim tik vieną. Ir tai kažkoks hibridas. Paleidžiam. Viskas, draugai. Nors vienas karosas ir tai jau neblogai iš tikrųjų. Po mano kelių bandymų. Bet aš dar bandysiu, dar važiuosim. Galbūt užsirausim ir pagausim mes tų karosiukų. Taip pat, draugai, kol kas tiek. Nei žvyno jums, nei uodegos. Iki kitų susitikimų.